lygai galioja Lietuvos įstatymai. Prašom. Labadiena. Gerbiami žiūrovai, klausytojai. Nors matytum parodė tuščią salę, tačiau žurnalistai yra čia pat, specialiai įrengtame kambaryje arba koridoriuje. Ir aš manau, kad dėmesio nestokoja žiniasklaida, nes jau šįryt Pukas 2 radio stotis jau komentavo. Taip kad matyt yra žinančių geriau ir apie tai, ką aš ruošiuosi pasakyti. Šios dienos spaudos konferencijoje faktiškai yra ankstesniųjų tęsinys dėl buvusiųjų Lietuvos gėjų lygos eitynių šių metų Liepos 27-ąją. Šių metų Liepos 30-ąją dieną Seimo spaudos konferencijoje ir raštu kreipiausi į prezidentę, vyriausybę ir generalinę prokuratūrą dėl asociacijos Lietuvos gėjų lyga neteisėto užsiėmimo politinė veikla ir šios visuomeninės organizacijos finansavimo, šių aplinkybių teisinio įvertinimo, taip pat dėl užsienio ambasadų kišimosi į Lietuvos vidaus politinį gyvenimą ir jo finansavimą. Šių metų rugpjūčio 6 dieną Seimo spaudos konferencija buvo skirta klausimui, ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu. Generalinė prokuratūra, užsiėmusi atnaujintą signataro Kazimiero Uokos bylą dėl ankstesniojo gėjų parado Vilniuje, klausimą perleido Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Šių metų rugpjūčio 14 dieną prokurorės nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos Lietuvos gėjų lygos veiklos, organizuojant šių metų Liepos 27 dienos jų renginį Vilniuje. Prokurorės nuomonė, renginio metu Lietuvos gėjų lyga atstovavo savo narių interesams ir gynė juos bei viešuosius interesus, o renginio leistinumą išsprendė teismas. Prokurorė pasisakė ir dėl to, ko vertinti neprašiau, jog dalyvavimas renginyje, kurio leidimui pritarė teismas, yra visų asmenų teisė, kurios nevalia riboti. Prokurorės nuomonė renginį politiniu Zigmas Vaišvila pavadino remdamasis savo subjektyviais vertinimais. Tačiau ypač nustebino prokurorės pareiškimas, kad iš pareiškėjo pateiktos medžiagos negalima nustatyti, jog yra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog šis juridinis asmuo užsiiminėjo neteisėtą veiklą stambiu mastu. Turimi omenyje šios veiklos finansavimo ir paramos naudojimo teisėtumas. Tai yra, prokurorė pripažįsta, kad Lietuvos gėjų lyga užsiima neteisėtą veiklą, tačiau pareiškėjas nepateikė prokuratūrai duomenų, jog tai daroma stambiu mastu. Žodžiu, prokurorė pripažino, kad ši veikla neteisėta, bet jos mastelį turi įrodyti ne ji, o Zigmas Vaišvila. Kai įstatymų leidėjas Seimas atleis nuo šios pareigos prokuratūrą, o pavestai signatarams tikrai to užsiimčiau. Tačiau šiandien įstatymas įpareigoja tai daryti prokurorą. Prokurorė, sprendžiant iš nutarimo, nepatikrinusi jokių Lietuvos gėjų lygos dokumentų, nusprendė, kad pagal pareiškime nurodytas aplinkybės aišku, jog tikslinės paramos lėšos šiai asociacijai panaudotos atstovaujant asociacijos narių interesams, tai yra eitynėms, o ne veiklai nesuderinamai su Lietuvos gėjų lygos veikla. Be to, nutarime nurodyta, kad Zigmas Vaišvila nepateikė konkrečių duomenų, kurių pagrindų galima būtų įžvelgti, kad dėl šių veikų tam tikram asmeniui, valstybei ar ES buvo padaryta žala. Priminsiu, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnis, pirma jo dalis, nustato, kad atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik tuo atveju, kai pareiškėjo nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi, arba yra aiškios baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Tai yra,
jeigu nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusisengimo požymių. Šiuo atveju prokurorės nutarimas nepagrįstas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikiau dėl jo skundą. Visų pirma, nes Zigmas Vaišvila Lietuvos gėjų lygos organizuotą šių metų Liepos 29 dienos renginį pavadino politiniu, o tai patvirtino šios asociacijos vadovas Vladimiras Simonko, renginio dieną viešai pareiškęs. Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija. Tai patvirtino kiti jos atstovai, mitinge kalbėjusieji politikai. Renginio reikalavimai taip pat politiniai. Todėl jei organizatoriai nori teisėtai užsiimti politinę veiklą, jie turi kurti politinę partiją. Kadangi vienasmenis šios asociacijos vadovas Vladimiras Simonko pats prisipažino, kad vykdo veiklą neatitinkančią Lietuvos įstatymų ir jo vadovaujamos asociacijos įstatų, todėl prokurorė neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo teigti, kad šis renginys atitiko šios reikalavimus ir teismo sprendimą. Kadangi nutarime ir pati prokurorė pripažino šio juridinio asmens veiklos neteisėtumą, todėl nebuvo pagrindo taip teigti, nes pareiškėjo nurodytuose žiniasklaidos šaltiniuose apstu įrodymų, jog šių metų Liepos 27 dienos renginys buvo politinis ir nesmulkus, o labai didelio masto renginys, kurio organizavimui ir apsaugai valstybė skyrė labai daug lėšų. Vien policijos ir vadovybės apsaugos departamento pareigūnų užtikrinusių renginio saugumą gausa akivaizdžiai patvirtina didelį renginio, tai yra neteisėtos prokurorės veiklos mastą. Policijos departamentas viešai paskelbė, kad policijai šis renginys kainavo apie 200 000 litų. Todėl nustačius, kad šis renginys buvo galimai neteisėtos veiklos dalis, šios ir kitos valstybės bei Vilniaus miesto savivaldybės išlaidos šiam renginiui laikytinos žala, kurią teismas gali priteisti iš organizatorių ir baudžiamojoje byloje. Atmestinas prokurorės argumentas, kad galimai nusikalstamų veikų neatlikta, nes renginį leido teismas. Teismas leido vykdyti nepolitinį renginį, dėl kurio organizatoriai nesikreipė. Atkreipiau prokuratūros dėmesį ir į tai, kad renginio organizatoriai siekia politinio renginio, savivaldybė ir teismai galimai pateikė žinomai melagingus duomenis apie renginio pobūdį ir tikslą. Todėl prokurorė, neišsireikalavusi iš teismo ir Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų, tai nustatyti negalėjo. Prokurorės argumentas, kad renginyje dalyvavę asmenys nepadarė galimai nusikalstamų veikų, nes jie turėjo teisę dalyvauti teismo leistame renginyje, neturi nieko bendro su mano pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo. Nes prašiau ištirti ne renginio dalyvių, o organizatorių galimai nusikalstamas veikas ir neteisėtą šios asociacijos veiklą, ką pripažino ir prokurorė. Be šios asociacijos dokumentų prokurorė negalėjo spręsti ir apie šios veiklos finansavimo teisėtumą ir apie paramos lėšų naudojimą pagal paskirtį ar ne. Apie tai, kad užsienio finansavimą Lietuvos vidaus politiniai veiklai draudžia mūsų įstatymai, nutarime neužsiminta. Apibendrinant, priminsiu, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 2 straipsnis nustato prokurorui pareigą kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymiai, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Šiuo atveju prokurorė pati pripažino, kad organizatoriai užsiima neteisėtą veiklą tik nepakankamai didelio mastelio, nes Zigmas Vaišvila prokuratūrai nepateikė dėl to įrodymų. Taigi, tenka klausti, ar Lietuvos gėjų lygai Lietuvos įstatymai negalioja? Šiai organizacijai galima užsiimti neteisėtą veiklą, tik reikia žiūrėti, kad tai darytų nepakankamai dideliu mastu. Kas tai reguliuoja?
Manau, kad šių metų rugpjūčio 6 dienos spaudos konferencijos klausimas, ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu, tampa retoriniu. Beje, vienas teisėjų, kuriam gali tekti nagrinėti šį mano skundą Vilniaus miesto apylinkės teisme, yra toks žinomas visuomeniai Cininas, kuris savo asmeninėje interneto svetainėje neseniai visiems aiškino, kokius nusikaltimus Lietuvoje apsimoka daryti, kokius ne. Teisėjas tai aiškino. Panašu, kad Lietuvos gėjų lyga yra tinkamai pakonsultuota šiais klausimais. Prokurorė, pripažinusi, kad Lietuvos gėjų lyga užsiiminėjo neteisėtą veiklą ir atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuojant, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog šią veiklą užsiiminėta stambiu mastu, ne tik nevykdė įstatymų prokurorui nustatytos pareigos pradėti ikiteisminį tyrimą, jei yra galimai nusikalstamų veikų požymiai, bet ir sukūrė valstybei ir visuomeniai išskirtinai pavojingą teisinį precedentą. Tačiau ko norėti, jei po paskutiniojo ES užsienio reikalų ministrų pasitarimo Lietuvos ministras Linas Linkevičius pareiškė, kad politinės jėgos, reiškiančios tautinės idėjas ir nepritarančios vieningos Europos idėjai, negali dalyvauti rinkimuose. Citata. Partijos turi labai ryškiai suformuluoti savo proeuropietiškas pozicijas, sakė Linas Linkevičius. Pasak jo, nusiteikusioms prieš ES partijoms neturėtų likti vietos politikoje. Net Tarybų sąjungoje perestroikos metais niekas iš tarybinių, partinių ir komjaunimo vadovaujančių veikėjų nebedrįsdavo taip kalbėti. Pone ministrė, ar pamiršote, kad jums dirbant Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo centro komiteto skyriaus vedėjų buvo naikinama vienpartinė sistema, TSRS ir Lietuvos TSR 6 konstitucijos straipsniai suteikia teisę politikoje dalyvauti tik vienai komunistų partijai su jos ideologija. Taip pat buvo kuriama daugiapartinė sistema, kuriai gyvuoti leidžia dar galiojanti Lietuvos Respublikos konstitucija. Tikiuosi, 1992 m. spalio 25 dienos referendume jūs, ministrė, balsavote už mūsų konstituciją, įteisinusią daugpartinę sistemą. Todėl nenustebau gavęs jau 2 užsienio reikalų ministro pavaduotojo Nerijaus Germano atsakymus, kad Lietuvos gėjų lygos veiklos teisėtumo tyrimas ne jų kompetencija, nematant prašymų, kad užsienio reikalų ministerija turi reaguoti dėl užsienio ambasadų kišimosi į Lietuvos vidaus politinę veiklą ir neteisėto šios veiklos finansavimo. Teisėtumo klausimus vertins Teisingumo ministerija ir prokuratūra, tikiuosi. Suprantu, kad Lietuvos valdžiai pasisakyti prieš Briuselį psichologiškai yra tas pats, kas buvo Lietuvos TSR valdžiai pasisakyti prieš centrą Maskvoje. Tačiau teks, jei norite būti Lietuvos valdžia, prisiekite Lietuvai. Primenu ponui Linui Linkevičiui ir tai, kad jis iki šiol neatsakė į signataro Zigmo Vaišvilos paklausimą, ar Lenkijos už nebūtas Lietuvos nuodėmės jis atsiprašė savo ar prezidentės nurodymų. Kandidatai liko tik 2, nes ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius šiuo metu rugpjūčio 23 dieną viešai pareiškė, citata, tegu sprendžia užsienio reikalų ministerija, nes už užsienio politiką atsakinga Lietuvos Respublikos prezidentė. Citatos pabaiga. Vakar ryte ministrui pirmininkui pasisakius prieš dvikalbystę, po pietų ministras Linas Linkevičius pasisakė vėlgi priešingai. Ministras atvirai prieštarauja ministrui pirmininkui ir neatsistatydina, kas jį dengia. Pagal pareigas belieka vienas asmuo. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, save ir savo pareigas Lietuvą gerbiantis ministras pirmininkas turi teikti prezidentei šio ministro atstatydinimo raštą.
Ministrė Lina Linkevičiau, ar antikonstitucinis siekis uždrausti politinę veiklą partijoms, kurios nepritarė vieningos ES valstybės sukūrimui, yra jūsų ministro pareiškimas? Ar Lietuvos užsienio politikai vadovaujančios prezidentės jums liepta skelbti nuomonę? Prisimenant jūsų pirmtako ministro Vygando Ušacko likimą, sunku patikėti, kad jūs vienas pats būtumėte pasiryžęs sulaužyti savo priesaiką Lietuvos Respublikos tautai, prisiekęs jai ranką padėjęs ant mūsų konstitucijos. Tokio precedento neturinčio antikonstitucinio pareiškimo, kurį valstybės vardu paskelbtų vyriausybės narys, nebuvo visą atkurtos Lietuvos Respublikos laikotarpį. Nesutikimas su ministru pirmininku taip pat neleidžia jums toliau vykdyti ministro pareigas. Nei teisės, nei moralės požiūrio. Todėl vienintelė garbinga išeitis, ministrė, yra jūsų atsistatydinimas. Kreipiuosi ir į Seimą. Ministrui Linui Linkevičiui neatsistatydinus prašau organizuoti interpeliaciją šiam ministrui, sulaužusiam priesaiką tautai ir šiurkščiai pažeidusiam mūsų konstituciją. Į prezidentę Dalią Grybauskaitę nesikreipiu, nes jos atsakymai yra tyla. Nors ir netikiu, kad ponas Linas Linkevičius būtų išdrįsęs šį antikonstitucinį pareiškimą ir prieštaravimą ministrui pirmininkui paskelbti tik savo iniciatyvą. Laikas ne tik atvirai, bet ir griežtai kalbėti apie tai, kur Lietuvą veda jos konstitucijos negerbinti ir priesaiką tautai laužanti valdžia. Lietuva 2004 metais stojo ne į federacinę valstybę. To nėra ir Lietuvos stojimo į ES sutartyje, o ši sutartis nepakeista. ES interneto svetainėje pristatančioje Lisabonos sutarties tikslus, neapsižiūrėjus ar sąmoningai pasakyta tiesa, kur mus veda šiuo melo keliu, link vieno juridinio asmens sukūrimo. Cituoju. ES kaip vieno juridinio asmens statusas sustiprins ES darybinės galias. Todėl jos veikla pasaulinėje arenoje bus dar efektyvesnė, trečioms šalims bei tarptautinėms organizacijoms sąjunga bus aiškesnis partneris. Citatos pabaiga. Gal prisipažinkime, kad mes naivuoliai, po dainuojančios revoliucijos atvira širdimi pasitikę vakarus buvome paprasčiausiai apgauti. TSRS melą pakeitė ES melas. Lisabonos sutartis ir tolimesni Lietuvos suvereniteto atidavimai naujam centrui vyksta tylomis ir be tautos valios, pažeidžiant Lietuvos Respublikos konstituciją. Užtenka tik prezidentės Dalios Grybauskaitės vizito į Briuselį. Todėl neapgaudinėkime save, kad viskas švaru ir gražu. Tylėdami ir nieko nedarydami, neišsaugosime valstybės, tautos ir šeimos instituto. Homoseksualizacijos instrumentas vienas pagrindinių šiam ES tikslui pasiekti. Jis pakerta šeimos, tautos ir valstybės pagrindus. Todėl Lietuvos gėjų lyga aukščiau už Lietuvos įstatymus. Ar jūs sutinkate su tuo? Aš nesutinku. Sunku ką nors be pridurti. Tik noriu pasakyti, kad kaip be būtų sunku, padėties nepakeis nei Zigmas, nei kažkas vienas ar kitas atskirai. Todėl manau, kad kiekvienas turime atsiminti, jog kiekvieną dieną, kiekvieną žingsnį žengdami turime atsiminti, kad gyvename melo pasaulyje, kaip kad šiandien neaišku, kas meluoja Sirijos klausimu. Ir bijau, kad greitai teisybės neišgirsime. Todėl manau, kad jausdami atsakomybę dėl
savo šeimų, savo tautos ir valstybės, mes turime atvirai pasakyti valdžiai, kad ji taip pat turi apsispręsti. Ta norėjau ir pasakyti, ir palinkėti geros dienos ir gerų darbų. Ačiū Jums už kantrybę.